Sveiki, mėlyje. Šiandien noriu pasidalinti apie Marinos Strela projektą filmo pavadinimu Tarp dviejų žemių. Paskaičius aprašymą šito filmo, aš nusprendžiau prisidėti. Ir tikrai prisidedu ne tik tai pinigais, bet ir įvairia pagalba, kurios reikės komandai šio projekto. Taigi aprašymas. Austėja, lietuvė emigrantė Anglijoje, gyvenanti tarp dviejų pasaulių, bet nepriklausanti nė vienam. Lietuvių bendruomenės renginyje ji jaučiasi svetima tarp žmonių, kalbos ir tradicijų, kurios metu būti savos. Išėjus į lauką, jis sutinka paslaptingą moterį. Per paprastą, beveik nepastebimą veiksmą, žemės lietimą, Austėja patiria gilų kūnišką prisiminimą, kuris sugrąžina ją į ryšio su tuo, ką ji buvo praradusi. Iš pradžių ji priešinasi šiam pojūčiui, bandydama jį atmesti, tačiau galiausiai atsiveria patyrimui, kuris keičiasi jos santykių su savimi ir pasauliu. Sugrįžusi į žmones, Austėja jau kitokia. Filmo pabaigoje ji pasodina Rūtos daigą savo kieme ir perduoda šį ryšį savo vaikui. Tai štai, mėlieji, toks aprašymas, toks bus sukurtas filmas. Ir kodėl šis filmas svarbus ir kodėl aš kviečiu prisidėti prie šito projekto. Tai istorija apie žmonės, kurie gyvena svetur ir nebūtinai Anglijoje, svetur, bet kurioje kitoje šalyje, kurie kūrė naują gyvenimą, bet tyliai ieško ryšių su tuo, iš kur yra. Aš visada sakau, mes privalome turėti savo šaknis. Be šaknų gyvenimas neįmanomas, arba tai yra tiesiog netobulas. Tai tema, kuri rezonuoja globaliai su diaspora, su tapatybės paieška, su vidiniu žmogaus pasauliu. Taip kad, mėlieji, prisidedam prie šito puikaus projekto.